Labas, esu Denis, šoku nuo 2005 metų breiką. Breiko pasaulyje žinomas kaip B-Boy Denny. Nusprendžiau tapti šokių mokytoju, nes tai man patiko, tai buvo mano hobis. Ir nusprendžiau, kad pats laikas yra pasidalinti savo įgūdžiais, savo patirtimi su kitais žmonėm, nes iš tikrųjų labai daug emocijų, labai daug pozityvaus dalykų atneša mano gyvenimui. Mokiniai gali tikėtis iš mano treniruočių tai sporto, smagaus laiko. Taip pat mes vykdom viskas veiklas ir per žaidimus stengiamės išmokti breiko judesius, taip pat labai daug šokam. Aš rekomenduočiau šokius kaip papildomą veiklą, nes dėl 3 aspektų. Pirmas aspektas tai sportas, tai yra geras sportas, kad ir kokius šokius šoktum, tai yra vis tiek geriau negu sėdėti namie prie teliko. Antras dalykas, tu socializuoji su kitais žmonėm, tai tu išeini, jeigu ten kokius latino šoksi, tai tu eini į klubus, lauke pavyzdžiui, pas mus prie Karaliaus Mindaugo yra puikiai vieta, kur susirenka šoka ten bačiatas ir kitus šokius. Breikeriai susirenka prie Balto tilto šoka breiką po ją pačioj. Ir trečias aspektas tai yra emocinė iškrova. Tai reiškia, tu išsikrauni emociškai ir pasikrauni geros energijos. Kaip aš padedu žmonėm, kurie jaučia gėdą arba nesaugumo jausmą, tai visų pirma yra maži žingsniai. Mes nepradedam iš karto nuo nulio ir lipam ant scenos ir šokam. Dažniausiai tai vyksta palaipsniui. Tai iš pradžių treniruotėje pabandom tam tikrus dalykus, pasitestuojam kaip jaučiamės, jeigu žmogus nedrąsus, ne per prievartą tai daroma ir po kurio laiko tiesiog žmogus pradeda jaustis komfortabiliai, patogiai tiesiog pradeda jaustis savo aplinkoj ir įsidrąsina padaryti pirmus žingsnius ir nuo tada jau yra lengviau. Mano grupėse vyrauja įvairios atmosferos, kartais būna sportinė labiau, kartais būna linksmybės, kartais būna labiau per rimtą šokį, kartais per užduotis šokio metu, tai atmosfera yra ir darbšti, ir pozityvi. Ko tikiuosi iš savo mokinių treniruočių metu ir ką labiausiai akcentuoju, tai kad klausytų manęs. Aišku, yra vietos pokalbiam, yra vietos žaidimam, bet pagrinde, kad dirbtų ir stengtųsi ir įsitrauktų į veiklas, kurias mes darom treniruotės metu. Mano manymu, tėvų palaikymas yra be galo svarbus, kai šoka vaikai. Ir ne tik vaikai, netgi paaugliai ir suaugusiai vis tiek svarbu aplinka, kuri tave palaiko. Tai tėvai, kadangi vaikam yra didžiausias autoritetas, automatiškai jų palaikymas yra jiems labai svarbus. Naujokam palinkėsiu, kad tiesiog išdrįstumėt sudalyvauti pirmoje pamokoje, pasižiūrėsit kokią energiją, kokią treniruotę, kaip tai viskas vyksta, atrodo. Svarbu atsinešti aprangą, švarius batus, gertuvę ir gerą nuotaiką be abejo.